Gyveno mergaitė vardu Orchidėja. Ji buvo žaisminga. Mėgo labai skraidyti kaip ore. Labai mėgo bendrauti su visais. Kas su dviračiai? Bet kadangi neturėjo draugų, tai labai buvo baisu būti vienai. Dėl vienturtė, mamos netekimas. Jį tai išgąsdino, bet vis tiek ji norėjo jaustis laiminga. Vieną kartą mergaitė straksėdama ėjo namo, kol pamatė upelį. Mergaitė sustodama prašydama mamą. Tėtis atsiminė, kad tėtis pasakojo apie upelį, kur uždrusai. Bet mergaitė buvo labai smalsi, norėjo nueiti į tą upelį. Ji labai mylėjo savo mamos augalus, nes jai priminė mamą. Labai jos mylėjo, tiesiog labai. Nes jai tik vieną turėjo prisiminimą apie mamą. Ir eidama prie upelio, pamatė supynę. Galvojo, iš kur ji, bet rado vieną šniūrą nutrauktą. Ji nepagalvojo, kad čia niekas blogai. Tik atsisėdo ant supynės ir pradėjo linksmai susipti. Atsisėsdama prie upelio, mergaitė žiūrėjo ir pamatė kažką keisto, plaukiančią žuvytės ratu. Ji galvojo, kad nieko, tik taip stebuklas. Bet nepagalvojo apie tai blogiausio. Ji labai mėgo per lietų vaikščioti ant šakas, nes jai buvo įdomiausias dalykas pasaulyje. Kartą eidama mergaitė namo, pamatė tunelį. Ji galvojo, kad eiti ją reikėtų. Tai pasikėlė į nuotį. Ji bėgdama vos nukrito. Ji pamatė keistą upelį. Galvojo, kas čia, ką pamatys vėl tas žuvytes plaukiojančias. Priėjo prie upelio arčiau. Norėjo pamatyti apie tas žuvytes. Bet nukrito. Mėgino išlipti, bet jai traukė tas vanduo labai, ji negalėjo atsiplėšti. Įkrito, nuskendo. Taip mergaitės Orchidėjos istorija baigėsi.